Atveriame Zoar. Šeštoji pamoka. Слушайте, Klausykite, kai pradėjau studijuoti Zoar, karts nuo karto manyje papūsdavo tiesiog įsiliepsnodavo nuostabios galimybės mėgautis visiškai kitaip, kitų pasaulio kitokių suvokimu. Aš beveik galėjau pajusti jų skonį, arba bent jau labai norėjau juos pajusti. Kilo jausmas, kad tai įmanoma įgyvendinti, apčiuopti, suprantat, čia mane apėmė abejonės. Noriu pasakyti, man reikia kažko tikro, kad viskas, ko man reikia pasiekti, tai noras duoti be jokių sąlygų. Tačiau mano prigimtis geba tik gauti. Ir ji niekada man neleis to daryti. Kaipgi aš galėsiu kada nors daužyti tarp jų esančią sieną? Aš buvau taip nusivylęs. Tačiau būčiau netekęs paties, ką nors turėjau brangiausio. Aš nevaikščiau į pamokas jau kelias savaitės, kai jau negalėjau daugiau kentėti, aš prie sienos prierėmiau savo mokytojo klausimas, kodėl sužadinote manyje tuos jausmus? Jei neturit ką pasakyti, ką man su visu to daryti, kam? Koks viso to tikslas? Jis tik tai nusišypsojo ir pasakė, sveikinu, dabar aš galiu tau pasakyti. Aš šiandien planavau kalbėti apie kažką kitą, bet man atrodo, kad jūs jau esate tam pasiruošę. Yra du praktiniai raktai arba instrumentai aprašyti Zoar metodikoje. Ir ką jums reikia padaryti, kad gautumėt galimybę dirbti virš savosios prigimties, prasiskverbti po tą geležinę sieną skiriančią jūs nuo aukštesnio lygmens, gamtos lygmens, vadinamo dvasingumu. Jums reikia vieną raktą statyti kitą. Šiandien mes pakalbėsime apie pirmą iš jų, vadiname ekranu arba darbą trijose linijose, apie tai, kokia yra aukštesnioji gamta. Jei jūs norite įeiti, jums reikia dirbti su jos esme, bet kokia kita metodika, nuo meditacijos iki mokslo yra susipažinusi arba dirba tik su viena iš šių linijų. Tačiau be trečiosios linijos neįmanoma prasibrauti pro šį barjerą. Egzistuoja duodančioji jėga arba dešinioji, arba pliusas, ir gaunančioji jėga kairioji linija arba minusas. Net elektros grandinėje jūs negalėsite jų taip sujungti. Arba užtrumpinsit, arba tarp jų nieko nevyks. Kad jos pradėtų veikti, tarp jų reikia pasipriešinimo. Tačiau netidavimo pasipriešinimo, o gavimo. Tai ir yra jūsų veiksmas. Zoar sistemoje šį pastangą vadinama ekranu. Ekranas yra siela. Zoar. Tai yra vidinė antiegoistinio ketinimo suformavimo inversija. Tai yra iš tiesų sensorius, leidžiantis mums pajusti tai, ką Zoar vadinama kūrėju. Jis veikia kaip pasipriešinimas, barjeras dvasinio lauko kelyje, taip, kad mes galėtume jį pajausti. Jūs nesuprasite iki tol, kol esate užimti dovaną. Mes niekad negalėsime pajusti duodančiojo. Esame pririšti prie fizinio pasaulio, tiesiog nesąmoningai gauname ir kūrėjas lieka užslėptas. Mes visada galvojame apie atlygį, nes tai yra tai, dėl ko mes esame sukurti. Sukūrimo užmačia yra ketinimas duoti kūrinį ir užpildyti jį begaliniu malonumu. Mes tai kūrinys, noras gauti yra tai, iš ko mes esame sukurti. Tai nei gerai, nei blogai, tai negali keistis ir tai netrukdo mums įsiveržti už jo ribų. Mes negalime valdyti mumise kylančių norų, mes už juos neatsakingi. Jie kyla iš atidavimo jėgos, kaip ir malonumas, kuris juos užpildo. Noras tai ne mes, tik malonumo gavimo priežastis esame mes. Jei aš ketinu gauti tai, ką jie atidavimo jėga duoda, ne dėl savęs, o dėl kūrinio ketinimo įgyvendinimo. Jei malonumą jaučiu tik leisdamas kūrėjui realizuoti jo norą duoti, tai mano gavimas virsta davimu. Aš einu ir susijungiu su aukščiausniu protu, esančiu už mano prigimties ribų. Taigi, gavimas lieka gavimu, tačiau reikia pasinerti į ketinimą, kad jis taptų toks pat kaip ir atidavimo jėgos. Taip mes duodame vienas kitam užpildymą. Viename ir tame pačiame malonume. Kuo turiu didesnę pasipriešinimo malonumui, tik dėl savęs jėga, tuo didesnė šviesa gali eiti. Kitaip tariant, mano darbo tikslas įgyti nuolatinį duodančiojo siekį. Ir šis siekis yra mano užpildymas. Taigi dabar jūs nesate valdomi nei savo noro gauti jūsų kairiosios linijos, nei iš kūrėjo ateinančio malonumo, tai yra jūsų dešinioji linija. Jūs tapote nepriklausomų norų duoti, kas yra sielos gimimas. Tai yra pirmas raktas.
Tačiau, kad juo pasinaudoti, mums reikalingas antrasis raktas, antrasis praktinis raktas, apie kurį kalbėsime kitame susitikime. Nedidelis pratimas. Šią savaitę, kai jūs ateisite pas savo mamą ir kai ant stalo paties vieną iš pačių jūsų mėgstamiausių patiekalų, patikrinkite, kokią jo dalį galite suvalgyti, kad ji mėgautųsi, matydama, kaip jūs mėgaujatės. Tai nedvasingumas, tačiau daug ką paaiškins.